Atsiprašau, nereikėjo man ant tavęs šaukti. Tai kas atsitiko? Va, tu man nieko nepasakoji, atsiveži čia į sodybą, pats dingsti kažkur, grįžti pilnas mislių ir dar panikuoji. Pamačiau, ko nereikėjo pamatyti. Tai tu pamatėjai, bet tu nieko nepadarėjai. Tai reikia bėgti dėl to. Ar tave kas nors matė? Ne. Nu, tai likim čia. Tik čia mūsų niekas neras. Ar ne? Gal ir gerai sakai. Vaikas dozę daryti. O tu nesakysi, ką matei? Internete pažiūrėk ir sužinosi. Einu atnešiu viską. Du sužeisti, vienas nušautas. Jop. Duok ranką. Tai kaip šaudė, nematei? Po stolu buvau. Miręs. Neberaš. Nebaigiai? Ne dar. Mes važiuojam prie nužudytojo. Ten jau dirba teismo medicinos ekspertai. Gerai, aš Stankaus ginklą paėmiau. Tvarkoju. Iki. Iki. Novakai, amžinai tu nieko nematai. Amžinai tu miręs. Jūs buvo draugai su Rolandu? Taip. Tai bent iš pagarbos jam nemeluok nors kartą. Nebijok, tas neturės tau jokių pasiekmių. Tiesiog aš noriu žinoti, ar man dar verta bandyti kažką įspausti iš tos bylos, ar ne. Ten Henriko nebuvo. Gerai, tau sumokėjau. Parašiau. Parašiau. Gerai. Kitą pakviesk. Sveiki. Sveiki, prokurorė.
Ką galit pasakyti? Nagi nieko, kas liečia tapatybę. Kuka kiaurai perėjo plaučius, stebuklas kaip iki čia atšliaužė. Taiklus šaulys. Tai jau taip. Ką čia radai? Kasos kvitą. Tai bus kas nors iš persekėtojų pametęs. Patikrinsim. Baigėt. Taip, galima dėti maišų. Tai ką, išlikau paskutinė. Surašyk viską, ką matei. Gal pastebėjai, kas nors iš svečių keistai elgėsi. Nežinau, slapčia rašė žinutę arba šiaip jautėsi kaip nesavas. Suprantu, kur tu lenki. Tu manai, kad užsakovas buvo tarp svečių. Kažkas turėjo duoti signalą, kad visi susirinkė. Iš vis kieno idėja buvo laukia švęsti. Mano. Bet aš galvoju, kad tu turėtum kai ką žinot. Kitas. Šauk. Nereik. Užteks mums būti teisėjais. Bet tu tik tai neprasitar, kad aš tau šitą papasakojau. Nu, tas suprantam. Aš bijau, kad tai gali vėl pasikartot. Tai kodėl Kauneckas pasirinko jūs visus šaudyti? Ir todėl, kad mes visi jo priešai. Čia Kaunecko darbas. Aš tau garantuoju. Kraujas ant sėdynės. Niek, susitvarkysim. Čia tikrai ne tave bandė nuimti? Aš tokių draugų neturiu. Tai ką tada taikė? O tu viską apie Henriką žinai. Viską. Ne ten kapstai. Jo. Ne, nu tikrai ne per telefoną. Kam tau tos smulkmenos? Dabar tas nieko nekeičia.
Nu, jeigu man svarbu, tai ir tau svarbu. Okei, laukiu. Atvažiuos? Jo, po poros valandų bus. Kaip reagavo? Nustebęs? Apsimeta. Nemanau. Nors gal. Oi, žinai, jeigu ne tu, gal ir pažaisčiau šitą žaidimą. Žinai, žaisdamas kvailą žaidimus gali laimėti kvailą prizą. Tai jau jo. Ačiū, kad tu apie mane galvoji. Nesupratau, į ką suėmė? Ei! Kur jį veža? Apklausai. Jūs ligoninė apklausė? Jo, buvo kriminalistas. Gal motociklo markę prisimenat? Ne. Ką ten įsidėmėsi per tokį maišalinę? Aišku. Kas tau sakė apie klubą? Pas Kraftas. Tu ką negirdėjai? Ne, pirmą kartą girdžiu. Viskas patilom. Užnisa. Gerai, investavo. Ir kas čia tokio? O gal jie tą klubą atėmė iš kažko? Todėl čia važinėje šaudo. Mums sako, kad nupirko. O iš tikrųjų atėmė. Ateikit. Greta. Kaip jauties? Oi, neklausk. Kokias Davidaitytės versijas? Ne, jinai galvoja, kad kažkas iš mūsų turėjo duoti ženklą, kada privažiuoti. Manęs panašiai klausinėja, ar nemačiau kažko įtartino. Nematei? Tu pasižiūrėk, čia miškai aplinkui. Čia bet kas galėjo stebėti mus. Nu jo, logiška. Tu galvoji, čia kažkas iš savų būtų buvę būt prie stalo stovėję? Apie ką jūs čia? Ai, Davidaitytė. Standartinius klausimus uždavinėja, ar nemačiau kažko įtartino, ar iš savų kažką signalą nedavė. Tipo, davė majaką ir liko sėdėti prie stalo? Briedas. Nu, tai aš irgi taip galvoju. Einam, gal į vidų bus saugiau.
pasigavom. Gaila, Kastas išvažiavo, bet galim kalbėtis. O kaip ligoniniai? Gyvens. Kas kokių minčių turi dėl to, kas čia įvyko? Kas kaltas, ko ieškom, ką darom. Mes tikrai ne prie ko. Jo, mes net nesisaugom. O Grantą pasėmė iš kiemo. Pats vienas sėdėjo meditavo. Aivarą irgi bare, bet kada kas nori gali pasigauti. Aš be apsaugos važinėjau. Jokių problemų. Bet pas mus irgi jokių problemų. O kaip klubas, kurį nupirkot? Nenusipirkom dar. Tik Kraftas savo dalį įnešė. Šiaip dėl klubo tikrai negalėjo trumpinti. Tada belieka Kastis. Kiek žinau, su apsauga važinėja. Bet jis irgi neturi problemų. Nu, turi, neturi. Žinai, jis toks stylenis. Nesuprasiu, ką galvoja. Bet kuriuo atveju turim būti atsargus. Tas tai taip. Žodžiu, po vieną nevaikštom. Per petį dairomės. O šiaip švenčiam gimtadienį. Šiandien ne tik Kristčio gimtadienis, galim sakyti, visi antrą kartą gimė. Aivarai, ką tu sėdi, degtinės atnešk. Vienintelis rimtas daiktinis įrodymas. Dar neaišku, kas ir kada jį ten pametė. Gal vakar? Nemanau. Vakar lyjo, raidės būtų įsiliejusios nuo drėgmės. Bent jau turim už ko užsikabinti. Truputį daugiau paaiškės, kai nustatys nužudytojo tapatybę. Jei bazė bus pirštų ant spaudai. Reikia motociklo markę sužinoti. O kas renka stebėjimų kamerų įrašus? 6 valdyba to užsiema. Nuvažiuok patikrink vietą, iš kurios paimtas kvitas. Gerai. Jei kas esu ant ryšio. Iki. Iki. Nu, kokios ten pas jos nuotaikos? Numano, kam kelią perėjo? Pasimetė. Nežino, kas galėjo šaudyti. Arba man nesako. Matau, Kastytis tankus. Įtarimo nekelia? Kas konkrečiai? Jo elgesys. Išsitraukė ginklą, pradėjo šaudyti. Tarsi žinotų, kad čia jo ieškojo. Įdomi mintis. Reiks paprašyti leidimo bent mėnesį suimti. Reikia sužinot, kam priklauso sodyba. Apklaust savininką. Patikrink adresą. Mhm.